Kalbama, kad Čijauskų ir Landsbergių šeimų keliai susikirto būtent tada, kada Vytautas Landsbergis prastūmė aukščiausioje taryboje žemės kilnojimo įstatymą, leidusi persikelti jų šeimai žemės iš labai derlingos provincijos į labai nederlingas Vilniaus apylinkes ir padidinti hektarų skaičių kai kuriais atvejais net 10-eriopai. Kalbama, kad būtent tada Čijauskai, jau gerokai sumitusiai austėjai, nužiūrėjo dar visai paaugliško amžiaus Gabrielių. Ir pora sušoko vestuves, vos tik tas jaunikis tapo pilnametis. Kitas Landsbergių verslo sponsorius, kaip ir tokios schemos dalyvis, buvo ir tebėra, mano galva, Valstybinė energetikos kompanija. Tai jį parūpino Landsbergių mokyklai šviežiai savo lėšomis suremontuotą pastatą, imdama 3 kartų mažesnę nuomos kainą už tai, kad jie ten įsikėlė. Turite skambinti nekilnojamo turto agentui. Taip, bet tai tokio dydžio, ta prasme, sandoris. Turite skambinti nekilnojamo turto agentui. tą sprendimą priėmęs Igničio antrinės įmonės vadovas tada kalbėjo šitaip. Matot, mes neduodam informacijos apie savo veiklą į išorę. Šitas ponas ne tik itin pigiai nuomavo valstybės lėšomis suremontuotą pastatą Austėjos Landsbergienės bizniui. Jis taip pat buvo įsipareigojęs jai pastatyti valstybės įmonės vardu skolintomis lėšomis naują pastatų kompleksą ir išnuomoti irgi pigiai ir be konkurso. Sutrukdė skandalas, tačiau planai niekur nedingo. Ir štai 2018 metai. Landsbergis investuoja jau 750 000 eurų į SEB Modern Growth Fund. Po to SEBas investavo staiga į tą Baltkepą. Vėliau mes paaiškės, kad Baltkepas jau tuo metu, kada viskas vyko aplink tą Igničio pastatą, jau jisai buvo visai netoliese. Bet tuo metu buvo žinoma, kad Gabrielius Landsbergis staigiai susirengė, pasiėmė tų pačių fondų paruoštą, advokatų paruoštą tokį lapelį ir nulėkė į Konstitucinį teismą atmesti valstiečių Seimo daugumos priimtus ribojimus tokiems visokiams pensiniams fondams. Jiems turėjo būti neįmanoma investuoti būsimųjų pensininkų pinigus į tokias pinigų vagyklas, kaip aiškiai yra Baltkep. Tas Gabrielius nenusišalino ir svarstant bei balsuojant pensijų reformos bei pensijos fondo ateities reikalus Seime. Aišku, Konstituciniam teisme jis laimėjo. 2018 metais po pergalės Landsbergienė ir Baltkep pasirašo sutartį. Kaip tada aiškino dabar jau areštinėje atsidūręs Šarūnas Stepukonis, derybos dėl mokyklos Kalnėnų statybos Kalnėnuose prasidėjo 18 metų pradžioje. Jie viskas suderinta. Ir kaip tik dabar mums sako, kad 18 metais tas Stepukonis ir pradėjo vogti tos pinigus. Žodžiai pasakyti tų žmonių, kurie už tos pinigus buvo atsakingi. Atkreipkite dėmesį, iš karto po metų mokykla jau stovi. Tai yra vienintelis, be ne vienintelis toks staigiai ir greitai ir iki galo padarytas projektas Stepukonio, dėl kurio nebuvo jokių teismų ir jokių ginčų. Agnė Širinskienė vadovavo komisijai, kuri šią aferą tyrė. Sveikinuosi su Agne Širinskiene. Labą vakarą. Sveiki, Agne. Norėčiau jūsų paklausti tokio dalyko. 2018 berods metais jūs vadovavote komisijai, kuri tyrinėjo verslo įtakas politikai. Ir vienas iš epizodų buvo Landsbergių verslas, privatus mokyklų verslas. Jūs tą epizodą vertinat kaip sėkmingą? Jums pavyko išsiaiškinti, ką jūs norėjot išsiaiškinti? Tas epizodas iš tikrųjų buvo toks netyčiukas, nes jisai nebuvo komisijos tyrimo objektas. Komisija tuo metu aiškinosi, kaip verslas įtakojo opozicijos tuometinės kreipimąsi į Konstitucinį teismą dėl pensijų fondo.
Ir opozicija tuometinė konservatoriai, socialdemokratai ir liberalai buvo iš esmės perrašę pažodžiui visus verslininkų argumentus ir juos kaip savo tekstą nunešė į Konstitucinį teismą. Negana to, Konstitucinio teismo viena teisėja buvo advokatės kažkokia ar sesuo ar kita giminaitė, kuri verslui dar padėjo kreipimąsi surašyti. Tai va šitos aplinkybės buvo tyriamos ir vienoje iš apklausų tiesiog buvo Baltkepo vieno iš fondų vadovas, kuris buvo apklausiamas ir jam buvo užduoti klausimai, ar negali būti susijęs toks, kreipimasis į Konstitucinį teismą, kuris yra palankus verslui, kuris yra verslininkų teksto iš esmės absoliuti kopija, ar negali būti susijęs su parama konservatorių partijos lyderio šeimai, nes pastaroji vysto mokyklų verslą ir tuo metu pensijų fondai Baltkepas buvo paskelbę, kad jie investuoja būtent į Karalienės Mortos ir vaikystės sodų mokyklos statybą. Tai vat šitą istoriją aiškinantis, ar nėra sąsajos, nes jo labiau, kad ir fondai paskelbė apie investicijas po to, kai buvo kreiptas į Konstitucinį. Tai, kadangi sutapo datos, tai atrodė, kad galbūt yra atsilyginama už kreipimąsi į Konstitucinį teismą, tuo metu dar įmonės individualaus skundo nebuvo, kreiptis negalėjo. Ir pats vadovas, jisai pradėjo pasakoti, kaip buvo įsigytas sklypas su įmonė už 1 eurą. Tai iš esmės, mes už vadovo Baltkepo pasakojimą užsikabinę, paskui tą istoriją bandėm rutulioti, o kad ją stengiasi bet kokiais būdais slopinti, kad neteikė dokumentų, Landsbergis ne jo sutuoktinė netėjo paaiškinti, buvo visiškai izoliacija ir praktiškai, galėjom tik konstatuoti faktus, paskui berods dar kreipėmės į prokuratūrą ir VMI, bet irgi, kada neturi dokumentų, tai tik tai vienu liudijimu tu turi pargrįsti savo žodžius ar teiginius. Tai tas kreipimasis tikrai nebuvo vykęs ir nebuvo sėkmingas. Antra vertus, žiniasklaidai, skirtingai negu komisijai, Landsbergiai aiškino, jog tai buvo praskolinta, kiek atsimenu, įmonė, kuri tiesiog tiek galėjo kainuoti.